Labas rytas. Šiandienos planas ryte pavalgyti dabar pusryčius, tuomet eiti į spa, specialus paketas po žygių, kad atpalaiduotų raumenis ir eisime į skalbyklą, nešime savo rūbus. Po to grįžę pirksime bilietus rytoj į Pokarą ir eisime žiūrėti šviesų šventę. Visas miestas turi būti pasipuošęs, tai labai gražu turėtų būti, nes jau net mūsų rajoniuke vakar matėme, kad tikrai puošiasi ir tikrai daug lempučių yra. Viešbutyje gavome pusryčius. Ragaujame. Visa šeima va ant stogo susilipo. Įdomu, ką ten neša. Ar namą statys ar lemputės dės. Ja, čia remontuojam. Sėmėm Sugar Cane cukranintų gėrimo vėl, sulčio. Šį kartą skaniau žemį ir druskos truputį įdėjo. Kaip skaniai su druska, ar ne? Esam tai tokiam įdomiam turgui. Vietiniam. Labai atradom, tai neblogą gatvelę su vaizdu į Budos stupą. Labai skanu. Kokia kaina? 70 pinigų. Nesvarbu. Pusę eurų. Sakė nesvarbu. Tai nešam į skalbyklą. Štai, Express Laundry. Skalbykla. Ja. Jo. Tai už tokių 2 maišų 4 kg išskalbimo, išdžiovinimo ir išlyginimo 3 eurai. Visiems rekomenduoju pasinaudoti, jeigu turit nešvarių rūbų. Ir gaila batų neatnešėm. Jo. Čia toksai pramoninė gatvelė, visokių paslaugų daug. Šitie čeliai labai populiarūs visur. Ir šitie Suzuki taksi, Suzuki Alta berods. Čia, man atrodo, Pomelo. Dar nebuvo matę iš taip arti. Reikės nusipirkti greitis. Man tas kelnytis fainas. Treninginės? Tas pirmasis.
kojas pjausto. Patinka su Giedre tiesiog pasivaikščioti po tas mažesnės gatveles, neturistinės, pamatyti. Nu, ne dėl to, kad šventė šviesų 5 dienas. Tai va, girdėjot, kad ne dėl to. Tai gatvę pasipuošti su lemputėm ir Tikrai grįšim vėlai namo šiandien. Tu pažiūrėk, kiek visur pasipo čia. tikrai labai gražu turėtų būti. Dar patinka kartais tiesiog nusukti kokį nors tokį, pasižiūrėti, kas ten kiemukė yra. Aha. Gal čia būtumėm skalbiklėlę radę. Šitie sunkvežimiai man kaip tankai kokie atrodo. Balkoniukai. Apmažėja eismas, ane, kažkaip? Jo, ir paskui vėl vakare, kai duos. Jo, dar vyksta. O, dabar su muzika. Kažkoks vienuolių renginys. Kiek sužinojame iš vietinių vienuolių, tai mokymai. Pilsto karštą vandenį. Ir ten, manau, yra aukos ant altoriaus ar stalo sudėtos. Bet dabar kiekvieną šitą tepa, patepa tą vaikiuką. Čia yra grynai šventinimų. Ai, va, matau. Eina aš į priekį, gal pažiūrėti. Visą dieną čia reikia praleisti, tiesiog nenualptų. Taip. Tokia maistinga arbata tiesiog. Ir mačiau, kad vandenį dar duoda irgi, tiesiog paprasta. Ne, iš arbatinukų tai arbatėlė. Jo, bet mačiau, kad iš mineralinio, iš buteliuko pilstai. Aha, jo, nes čia nualptų visą kraštą žiauriai.
Matai, padeda kažką, kas įdomu. Hello. Popieriukai dėjo, kad kabinti su popieriukai irgi. Pirksi? Panipūrį tai pirksi? Spicy? Okay. I want those panipūrį. Yeah, okay. How much? 50. Kas tuose pakelėse yra įdomu, ne? Ai, vai, makaronai. Taip, svogūnas, agurkas. Šėlė. Ką? Tu turbūt neragausi, tu kiniečiuose valgysi. Aš noriu labai. Actas čia turbūt. O kas čia įdomu? Spicy? Yeah, it's spicy. Oh, okay. Tomatoes su chili? Okay. Ar man įdėtų panipūrių? Neįdėjo. Ai, čia ne tau dar buvo. Oh, putz. Jau gerai. Wow. Žiauriai gerai. Dėm greitai, kol šviežus, nes tau buvo tas suskilęs. Wow, it's very good. Very, very good. Thank you so much. Wow. It's so good. Thank you. Wow. Čia kiek dės mum. Dar būtų dėjęs, jei būčiau tik tais norėjęs. Country? Lithuania. I going to India. India? Oh, not local? Not Nepal. How much? 50. Thank you very much. Dar mum padarė special. Wow. Thank you so much. Thank you. Wow. Nu va, už 30 centų ir pavalgėm. Kaip skaniai. Kaip skaniai. Nerealiai skaniai. Einu tau. Ir žmogiuks atrodo, čia nieko net neuždirbo iš to. Bet įdaras. Nu, fantastika, ne? Jis tuos mums kaip ekstra dar pavaišina. Wow. Can I come? Tai didumo. Čia labai įspūdingai. I'm sorry, why it's covered?
Gold plated. Wow, it's amazing. Really, thank you. Ai, ne, čia neša į viršų. Вот potai čia visokie. Nusprendėm išbandyti kiniečių maistą. Čia. Aha. Čia Giedrė sakė, visas rajoniukas kiniečių. Šiandien atrado, kol aš buvau spa. Hello. Thank you. Chicken? Kurį tu, Giedrute? Black mushroom salad. 4 flavored eggplant. So rice. Plain rice. Užsisakėme traški vištiena, sweet and sour, grybų salotos ir baklažanai. Įdomiausia man paragauti iš tikrųjų grybų salotų. Einam žiūrėti šviesų šventės. Čia iki pagrindinės aikštės 6,5 km. Labai fainiai sėdėti kaip Paryje. Tai gerai, bandom eiti tada. Biškį gal palaukiam, kol mažiau bus. Žmona nori gražios suknytės. Man irgi gal reikėtų kokių marškinukų, nes viskas buvo tik tai žygiui atsivežta. Geras eismas, ką? Kur žinojo kažkokius turtuolius ar korumpuotus, tai viską išdaužė. सेलमा 500 में एउटा 500 में दुईटा 500 में एउटा 500 में दुईटा आयो त Labai daug dirbtuvių motociklų, motorolerių.
Wow. Hello. Namaste. Very nice garden. Very nice. It's your garden? Yes. Yeah, wow. Very nice. Eina Yes. Labai, labai, labai gražu. Okay, thank you. Namaste. Tokia faina parodė. Parodė, kad ateikit. Nes norėjo pasigirti, man tai parodyti, kokį gražų turi. Taip. Tas ir yra, vat. Ir mes ją pralinksminom ir jinai mumis pralinksminom. Ai, žiūrėk, vėl pakartimo nekenai. Nu. Nu, va, žiūrėk. Gyvan vakarą. Hello. Hello, can I get orange juice? One glass, yes. Okay. Thank you. Šluotas pardavinėja. Šiaip labai yra ir gražių ir įdomių dalykų ir už labai geras kainas, tai tikrai tą mėlę nereikia. Jo, pasižiūrim. Hello. Maži dydžiai, trumpi jų dydžiai. Jo, trumpi yra kažkaip. Fainos smulkutės. 90. Labai gera kokybė. Aha. Na, gerai. Na, Trumpas. Liūdnam jų labai trumpus. Jie mažiau yra. gal tapkės apsikeičiam į geresnės? Labai mažos tos parduotuvės iš tikrųjų. O! Mama, žiūrėk, mama. Bet į apačią žiūrėk, slepa dar. Kokie? Jo, čia garina ant tokių podų didžiulių. Bet čia reikia ateiti. Kosmosėlis, ane? Bet kuo arčiau einam sankryžos tos pagrindinės, tuo labiau vat, veiksmas vyksta.
Jau tos tipo paleido, bet tų neuždarė. Nueisim per perę vėl. Einam. Bet čia nesimato jokių lempukų nieko. No. Labai nedaug. Kokie agurkai vėl geras. Nu, gal ne agurkai čia. Bet realiai lyginant mūsų rajoniukas tai žymiai labiau pasipuošęs. Žmonės puošiasi. Ir šiandien gal nebus statyti Lietuvoj. Hello. Va, tikriausiai gyvena menininkas. Duris. Meno kūrinys. Kaip dabar perėti į kitą pusę? Na, jau prasideda tikrai. Viskas gražėja. Per bulvarą važiuoju. Atvažiavome Durbar Square, tai žmonių milijonas, lempučių irgi normaliai matos. Bet tiek žmonių tai tikrai nematėm dar niekad. You are here in
perka auksą. Wow. Ir čia irgi yra štai šventė, šitie saldumynai daro. Pažiūriu, kad labai įdomiai. Pasiėmiau paragauti vietinių skanėstų, labai tvarkinga kavinukė pasirodė. Desertinė, ne kavinukė. Ir specialiai šventį pakuoja rinkinius. Tai va, Giedrė viską pasakė. O laukia yra tiesiog beprotnamis. Iškišk Marių telefoną pro langą. Rekomenduoju tenai. Juodos arbatos užsisakėm irgi. Ir ragauju. Man įdomiausias buvo obuoliukas. Tiek į lėkštutę kiekvieną. Obuoliukas toks gvazdikėlių daug. Visiškai nesaldus. Irgi nesaldus, bet šitas geras, man patinka. Čia su rožiu kažką ėmei. Su rožėm. Su rožiu, bet primena kramtomą gumą iš vaikystės kažkuriu. Bom gal. Kaip tave šitas patraukė? Nežinau. Nežinau net kas čia yra, iš tikrųjų neįsivaizduoju. Kas man patinka iš tikrųjų, kad nei vienas nėra kažkoks labai saldus. Visi yra tokie, turi savo poskonį, bet panašaus skonio iš tikrųjų. Ir čia viskas yra šviesų šventė, šitie saldumynai yra pakuojama tiesiog komplektais, rinkiniais. Papuolėm į tokią įdomią jų šventę, čia hinduistų šventę šviesos. Visi labai skanus, bet visi labai panašaus skonio. Turi tų vietinių prieskonių daug, tik tai konsistencija skiriasi, vieni ankštesnė, kiti kietesnė ir išvaizda. Gerai buvo paragauti saldumynų su juoda arbata. Tikrai įdomus skonį, einam toliau.
Na tikrai visas miestas pasipuošęs, visur švenčiama šventė ir šviesų tikrai daug. Kojos jau užgrūdintos. Šviečia tamsoje, fainiai. Va. Geras. Bet tik po neonkė, žinok, jisai matysis. Hey. Kokia kaina? It just under neon light, yes, neon. Yeah, it's only neon and UV light. Okay, silver clubs. Nu, tu gražiai švieti. O. No. Neina pertikti vaizdų visų, žmonių milijonai, šviesų daug, visur gražu, visi žmonės puošiasi, dar ne visi labai pasipuošę, bet vis dar matome, kad žmonės lemputes deda ant langų, visi stengiasi bent vieną girliandą užsidėti ar ant savo verslo, ar ant savo namų. Tihar šventė yra antra pagal dydį šventė Nepale. Grįžta vaikai netgi iš užsienio, aplankyti tėvų, aplankyti savo artimųjų. Ir tai yra šviesos pergalė prieš tamsą, bet tuo pačiu yra gyvūnų susiliejimas su žmonėmis. Pirmą dieną jie garbina varnas, antrą dieną šunis, kitą dieną jaučius ir taip toliau. Tai tokia labai įdomi šventė ir šiandien yra tik pirmoji diena, todėl dar nėra viskas pilnai pasipuošę. Gaila, mes jau rytoj išvažiuosim į Pocharą, nebepamatysim, kaip viskas vyksta toliau, bet jau pamatėm labai daug. Ir, kaip ir sakiau, pertikti nesigauna, bet įspūdis didžiulis ir labai džiaugiamės, kad patekome į šią nuostabią šventę. Priešo lapus atspausdintas, paskui Rusijos maistas. Mes irgi valgome ir viskas gerai. Net šalmo nenusiims, man nusipirks, tai mergina iš labus. Nu, sako, va, kaip tik šito ir norėjom šiandien. Kaip ir mudu tikrai nenusivylėm šiandien. Dar galvojam čia kaljaną nusipirkti, grįžus iš Pocharos, o ten tatuiruotę pasidaryti. Bus matyti, aišku.
Dabar žiūrim, kaip moteris gamina gatvės maistas jo, bet labai daug padažų matom tala. Labai daug. Čili pasta. Žiūrėk, vaikai vaikšto prie karo šventėj. Kažką siūlo. Čia daug tokių, bet jas išvarė. Va, moterytė prikrovė. Ir kas įdomiausia, vietoj šaukštelio įdeda dar vieną popieriaus lapelį, kad galėtų valgyti. Valgo vaikinukas. Popkornai. Čia labai panašiai kaip pas mus per užgavėnes, vaikai ateina, kažką atneša ant padėklo ir šaukia, dainuoja dainą. Ir pardavėjai arba duoda kažką, arba pavaišina vaikiukus, arba duoda pinigėlį. Štai gavo vaikai pinigėlių iš parduotuvės. Einam toliau. Einam link namų. Daug žmonių irgi eina link namų. Žiūrėsim, kur tas kelias mus nuves. Važiuojam praktiškai su nauja mašina. Darida tik tai 390 km. Čia sarkazmas buvo. Sarkazmas jo buvo. Ir dabar važiuojam į labiausiai apšviestą šventyklą pasižiūrėti. Jinai yra hinduistų, jinai yra netoli mūsų namų, nu kaip 2 kilometrai. Paskui pareisim, tai norisi pamatyti vis tiek. Važiavome į šventyklą, kuri turi daugiausiai lempučių. Tikrai verta buvo. Bandome įti vidų. Viskas labai įspūdinga. Pagaliau uždegė visas lemputes. Nežinau, kas čia vyksta, bet... Grįžom į viešbutį ir štai mūsų gatvelė kaip pasipuošus. Super. Ir čia visiškai neturistinis rajonas. Visi puošiasi, visi nori šventės savo ir kitiems.
Čia galiu pasakyti, dar labiau netgi pasipuošę negu kad centre. Nes va, tęsiasi iki negalėjimo. Vakar čia samosas kepė, šiandien jau saldainiukų šventį. Visi prisitaiko. Čia iš mūsų viešbučio galima matyti, kaip miestas šviečia. O geras, eik sau. Nu geras.